Kavos. O, Ačiū labai. skanaus. Klausyk, Kristoforai, kas tavo nuomonė yra populiarumas? Žmonių meilė. Žinai, aš manau, dar yra kitas dalykas, kaip išsaugoti ilgalaikį populiarumą. Nes ilgalaikis populiarumas tai yra tęstinumas. Tai gebėjimas daryti visą laiką tą patį lygį, bet vis kyla aukštyn. Ačiū labai. Ir beje, apie populiarumą. Žinai, kad šitie 2 telefonai Lietuvoje tokie populiarūs, jog, kaip matome, jau bėga iš čiaupų su vandeniu. Kas tavo nuomonė gali jį paversti tokiu populiariu? Plonumas. Čia yra ploniausias visų laikų A serijos telefonas. Jis mažiau nei 7 mm storio. Šie modeliai iš esmės išsaugojo tos pačius ekranus, kaip buvo prieš metus. 6,7 colios. Bet jeigu tai pridėsim, matysim, kad 57 šiek tiek mažesnį. O ko tu nori iš telefonų labiausiai? Kad neskambėtų, kada nereikia. Šitas beje, matai, vandenį atėjo, tai čia toks triukas dėl to, kad jie turi gerą sparumą vandenį, taip kad paskandinti neišeis, kad nestotų skambėti. Girdėjau, jeigu Samsungą palaikai vandinti, tai elektrolitai čia tampa. Kitas dalykas - ekranai. Kalbėra, negirdėsiu. Super AMOLED Plus. O ką tai reiškia? Kad vaizdas, kuris jisai atkuria, yra šiek tiek ryškesnis. Kameros svarbios telefonas. Telefonuose taip. O kuris svarbesnė asmenukė ar gali? Svarbesnė visgi asmenukė yra. Gerai, Ir svarbiausia. pasidaryk asmenukės nuotrauką. Čia daryk nedaręs, vis tiek rodo, kad plaukų linija bėga. Mano plaukų linija seniai labai toli nubėgo. Aš nejaučiu labai didelio skirtumo nuo mano high-endinio telefono. Ir ne dėl to, kad asmenukių kamera labai smarkiai pagerėjo. Jinai išliko ta pati. Pas procesorius geriau apdoroja vaizdą, dėl to prietemai fotografuoja geriau ir asmenukių kadrai geresni. O dabar pastebėjai, kad čia live nuotrauka. Tai reiškia, kad taikant dirbtinio intelekto nuotraukos apdorojimą mes galėsim parinkti gražiausią veidą. Padarykit iš manęs bent jau 8. Iš šito 5 padarykit 8. Abiejose telefonuose sukasi 3 dirbtinio intelekto asistentai. Taip. Iš karto. Gamykliškai. Tai yra Perplexity, tai yra Gemini Google ir tai yra Bixby pačio Samsung. Kaip iš vidaus atrodytų Twin Peakso stiliaus kavinė esanti Vilniaus senamiestyje Užupyje? Tamsi, šiltai apšviesta, šiek tiek pokalbio kambario stiliaus erdvė. Raudona, tamsiai žalia ir ruda spalvos dominuoja. Atspėjo. Gerai, man varo siauba jo tikslumas, nes atrodo, kad jisai mus seka. Lygiai taip pat galima užsakyti, kad jisai nupieštų ir jis nupiešė nidą fantastinę. Tačiau įdomus dalykas, kad vidutinė klasė, telefonai, kurie visą laiką tradiciškai buvo taupus, dabar gavo daugumą dirbtinio intelekto funkcijų, kurios būdingos tik flagmanams. Vis dėlto aš turiu prisipažinti, aš šiek tiek pamelavau. Iš kranų Vilniuje, iš čiaupų su vandeniu jie nebėga. Ne, nebėga, bet atėję į Tele2 saloną tikrai surasi. Štai taip. Ir ne tik salone, internete taip pat. Toks twistas, kaip netikėta. Wow. Va, žiūrėkit. Aš dar va tokį twistą padarysiu.